Sveiki, mėlyjei. Čia laida Lietuva sveiksta ir aš, Laura Dabulytė. Lietuva sveiksta, nes moteris pasirūpina, kad visi būtumėm sveikesni. Šiandien apie tai. Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kad moteris, kurios šiaip labai visko rūpinasi gyvenime, dažnai pamiršta, kad reikia pasirūpinti savimi. Pati buvau toje situacijoje ir atsimenu. Ir norisi visoms pasakyti, kad mes būsim sveikesnės, jeigu pasirūpinsim. Jeigu laiku pasirūpinsim. Ir tas toks, žinot, aš čia bėgu, labai aktyvi esu, neturiu kada, negalioja sveikatai. Sveikatai negalioja atidėjimas. Reikia daryti tada, kada reikia. Šioje laidoje turiu profesorę Daivą Vaitkienę, kuri yra ginekologė, gydytoja ginekologė, kurios tema yra ginekologija, kai jau reikia gydyti onkologinius susirgimus. Kai mes kalbame apie tai, kad onkologija susijusi su ginekologija, iš karto kažkoks tabu užsidaro. Oi, ne, tai čia tada tokia nesmagi tema. Palaukit. Visos temos lai būna smagios, jeigu tai gelbėja gyvybės. Sutinkat, profesorė? Sutinku. Ir dėl to jums, kaip sakot, kiekvieną dieną tiek išsišneku, kad ir su studentais, ir su pacientais, kažkas vis tiek dar yra, kad mes nepasiekėm savo žinutėmis tų moterų, kurios galbūt nespėjo pasitikrinti. Na, pirmiausia, tai turbūt aš dar savo specialybę daugiau siečiau didesnėje dalim ne tik su pačios ligos gydymu, bet su prevencija ir aptikimu ligos iki ligos būsenoje, jeigu kalbėtume apie vėžį. Daugybę ligų, galbūt ne visas, ir ne visas vienodai lengvai. Mes galime, jeigu jau neužkirsti kelią jų atsiradimui, tai bent jau aptikti iki vėžinėje būklėje arba kuo įmanoma anksčiau, kaip tik tą ligą. Ir kai jeigu aptinkam, kas tada kuo atsitinka? Kuo anksčiau aptikai pokytį, tuo tavo gydymas yra efektyvesnis. Iki vėžinės būklės arba pačios anksčiausios vėžinės stadijos praktiškai 100% yra pagydomos. Tai ta baimė, kuri dažnai sulaiko moteris nuo apsilankimo pas gydytoją, baimė tai turbūt yra labai paprastai ne baimė ginekologinės kėdės ir neskausmo baimė, nors tai irgi gali būti momentas. Dažniausiai baimė išgirsti kažką nemalonaus. Tai čia turbūt reikėtų vis tik padirbėti su savim, kad išgirsti nemalonų dalyką laiku gali būti didžioji laimė, nes ta problema gali būti išspręsta. Taip, kad gydytojai nekankintojai. Ir jeigu tikrai tai gresia dideliu skausmingumu, tai galima aptarti visus dalykus, kaip tą patikros tyrimą arba tą patikros procedūrą atlikti taip, kad moteriai nepaliktų labai gilių nemalonių pojūčių. Kada mums pradėti iš vis savo sveikata rūpintis? Na, iš tiesų, aš nesu vaikų ir mergaičių ginekologija, bet kalbant apie moters, tai yra mergaitės paauglės sveikatą, manau, kad visiškai sveikam, normaliai besivystančiam žmogui ginekologinis intymus tyrimas yra iš tiesų traumuojantis gali būti. Ir visiškai profilaktikos sumetimais mergaitei, kuri normaliai bręsta, kurios lytiniai požymiai atitinka jos amžių, kuri neturi jokio nusiskundimo, na turbūt tikrai nereiktų tų vaikų. Taip, nusiskundimais. Kodėl? Mėnesinių skausmas jau yra ta priežastis, kuri galėtų atvesti pas gydytoją. Ir ginekologo konsultacija, aišku, kai yra problema, nereiškia, kad būtinai ginekologiškai tas žmogus bus tyriamas ir ten jam bus labai sudėtinga. Aš kalbu apie sveiką žmogų, kad turbūt tų mergaičių, kurios visiškai sveikos ir jų raida atitinka jų amžių ir jos nesiskundžia jokiais mėnesinių problemomis, turbūt profilaktiškai tikrinti nereikėtų. Bet atsiradus bet kokiai problemai, ar tai mėnesinių skausmingumai, nereguliarumai, ar diskomfortas lyties organų srityje, ar atsilieka branda ir vystosi ne taip antriniai lytiniai požymiai, plaukuotumas, krūtys, tada tokiais atvejais tikrai reikėtų apsilankyti pas ginekologą. Tai čia padėkim šitą vaikystę tarsi, taip, ar ne?
Dabar kitas mūsų etapas. Nepamiršti ginekologo konsultacijų ir profilaktinių netgi apsilankimų reikėtų moterims pradėjus lytinį gyvenimą. Nuo lytinio gyvenimo pradžios atsiranda daug pokyčių, atsiranda daug rizikos veiksnių ir čia jau turbūt reikėtų nepamiršti, kad pasirūpinti šią savo sveikatos dalimi, net jeigu visiškai nieko ir nesiskundi. Ir čia dabar jau pasakykit jūs teisybę. Šiaip galvotumėm apie 18 metų, o kaip praktiškai vyksta? Statistika rodo, kad tiek Europos, tiek Amerikos statistika, apklausus didelės apimtis paauglių, 14-15 metų berniukai ir mergaitės, jų ketvirtadalis, 25% tvirtina, kad jau yra turėję lytinio gyvenimo patirties. Ir čia žinutę siunčiam tėvams. Vadinasi, ir mokytojams, ir tėvams, ir gydytojams, kad lytinis švietimas apie lytinę sveikatą, apie rizikos veiksnius ir jų prevencijos būdus turėtų būti nuo ankstyvo amžiaus aiškinamas, aišku, atitinkamai pagal vaiko supratimą, pagal jo amžių, jo gebėjimą suvokti problemas, bet apie tai reikia pradėti pakankamai anksti. Turbūt neblogai tai atlikti vien tam, kad turėtum kaip bet kokį startinį tašką palyginimui, kai kažkada gyvenime bus kažkas kitaip. Tarkim, ir apžiūra, ir ultragarsiniai tyrimai, ir gimdos kaklelio tyrimai. Tai labai gerai turėti tą bazinį lygį, žinoti tavo, nuo ko atsispirti, ar buvo kažkokių problemų, kaip atrodė tuo metu gydytojam. Tai kažkokių įrodymais pagrįstų rekomendacijų, kaip dažnai moteris, nesiskundžianti nieko, turėtų tikrintis ginekologiškai, dėja nėra. Yra tik aiškios rekomendacijos, kaip dažnai reikėtų tikrintis dėl gimdos kaklelio problemų, nes čia jau yra viskas labai aišku, kaip dažnai, kokiais būdais, nuo kiek metų ir kaip šito saugotis. Va šito ir priejom. Tai dabar gimdos kaklelio pasitikrinimas. Kada jis man turėtų būti atliktas pirmą kartą ir kaip dažnai mes visą tai kartojam? Lietuvoje gimdos kaklelio vėžio patikros programa kviečia moterį sudalyvauti nuo 25 metų. Kitose Europos šalyse tas amžius gali būti kitas. Kai kur šiek tiek vėliau, nuo 30, bet daugiau šalių kviečia anksčiau, nuo 24, arba netgi kai kurios šalys rekomenduoja pirmą kartą profilaktiškai tikrinti kaklelį, praėjus ne vėliau kaip 3 metams nuo pirmųjų lytinių santykių pradžios. Supratau. Nes negyvenančioms lytinio gyvenimo ir neturinčioms rizikų užsikrėsti žmogaus papilomos virusu, gimdos kaklelio ligų tikimybė yra super maža, nes be žmogaus papilomos viruso gali būti, bet ypatingai mažai ligų. Todėl vis tiek siejamės su galimybė infekuotis šitų virusų, kuris yra asimptomis, kur niekas nežino, kad jį turi, nieko nesiskundžia. Nieko nepajausi. Ir mūsų visos patikros remiasi į tą amžiaus grupę, kurioj apsisaugot, į tą grupę, kuri yra sveika arba kuri labai gerai sureaguoja į vakciną, tai yra 11 metų amžiaus vaikai, mergaitės ir berniukai. Kol vaikas arba saugotis gali ir suaugęs, ir gali net labai brandus saugotis, ir gali 40 metais saugotis, jeigu kitų metų dar neapsisaugojai. Bet vis tiek didžiausias mūsų dėmesys krypsta į vaikus ir kodėl 11 metų tas pasirinktas 12 metų amžiaus grupė. Dėl to, kad ne todėl, kad jau žinom, galvojam, kad tuoj pat bėgs ir santykius turės tas vaikas. Ne todėl. Todėl, kad šitoje amžiaus grupėje 11-12 metų imunogeniškumas, tai yra antikūnių susidarimo titras būna pats didžiausias. Galima ir 12, ir 13, ir 14. Ir iki 45 metų mūsų suaugusių žmonių kalendoriuje yra rekomenduojama skiepytis nuo žmogaus papilomos viruso. Tačiau veiksmingumas ir tikėtina nauda priklauso ir nuo mūsų amžiaus, ir nuo mūsų būsenos. Beje, ir dozių skaičius skiriasi. Jeigu iki 15 metų užtenka 2 vakcinos dozių, tai po 15 jau rekomenduojama standartinė vakcinacija, kada skiepijama 3 vakcinos dozėmis. Ir čia dar vienas dalykas, kad jeigu iki 15 metų, man atrodo, kažkaip valstybės yra
valstybė suteikiama. Valstybė kompensuoja 2 vakcinos dozes, Taip. kurių visiškai pakanka 11-mečiams, bet iki 18 metų, kol vaikas yra vaikas, o nesuaugęs, valstybė visą tą laiką kompensuoja tas 2 dozes, tik nuo 15 metų, kai mes rekomenduojam 3, reikėtų jau tą 1 dozę savom lėšom pasiskiepyti. Ir čia labiausiai kažkaip norisi ir to mamom galbūt pasakyti, kad čia mes kalbam ir apie jūsų berniukus. Taip. Aš kažkaip galvoju, kad per mamas čia turėtumėm kalbėti, nes kaip čia, ar mūsų vyrams pavyks pasakyti, kad kodėl tą ir berniuką reikia skiepyti. Nu, galbūt yra sąmoningų, tikrai labai labai tikiu žmonėmis, bet gal labiausiai apie tai, kad mes ne tik apie mergaitės kalbam. Kai kalbame apie skiepą, kalbam ir apie berniukus, taip? Kol kas berniukų skiepijimas, kol nepaskiepyta visuomenėje daugiau nei 50% moterų, berniukų skiepijimas yra labai žiauriai naudingas visom moterim. Tai yra įrodyta, kad kol populiacijoje mažiau pusė paskiepintų moterų, vyrų skiepai padeda ne tik asmeniškai vyrams apsisaugoti nuo žmogaus papilomos viruso sukeliamų ligų, bet labai turi didelės įtakos moterims apsisaugant nuo gimdos kaklelio vėžio. Kai mes perkopsim tą 50%, jeigu kažkada perkopsim, tada turėsim pasakyti, kad šiaip jau puiku, kad vyrai skiepijasi, jie patys save saugo nuo gerklų, išangės, varpos vėžių sukeliamo šito viruso, bet moterų sveikatai didesnės įtakos tai neturės, nes jau jos bus pačios labai nemenkai apsisaugojusios. 25 metų yra galimybė jau tikrintis gimdos kaklelio, ar ne, gimdos kaklelio tyrimą pasidaryti. Kai jūs sakot, kad tai jau galima, ar aš pati, kaip sąmoninga moteris, kreipiuosi, ar aš laukiu atsisėdus ir koja ant kojos ir laukiu, kada dabar man paskambins? Kaip čia dabar vyksta? Šiai dienai manau, kad pakankamai gerai organizuotas kvietimas Lietuvoje ir labai nustebčiau, jeigu kažkur kažkas dar nekviečia dalyvauti patikros programoje. Man atrodo, kad jau tikrai visos institucijos, visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos kviečia ir dabar pereinama prie centralizuoto kvietimo moterų, kad būtų visos vienodai kviečiamos nuo 25 metų. Bet aš norėčiau dar priminti, kad ne visada reikia laukti patikros programos pradžios, jeigu tavo lytinis gyvenimas prasidėjo gana anksti. Vėžys jaunėja ir tikrųjų priežasčių galbūt mes ir nežinom. Visada pasitaikydavo vienas kitas atvejis moterų jau su invazinė liga jaunesnių nei 30 metų amžiaus. Jeigu mes žinom, kad vėžiui atsirasti reikia 10, o gal net ir daugiau metų nuo rimtų iki vėžinių pakitimų, aišku, išimčių yra iš visų taisyklių, tai norim pasakyti, kad moterim gyvenančiom lytinį gyvenimą, kai jos profilaktiškai tikrinasi ir kai jau jos tą lytinį gyvenimą gyvena daugiau nei 3 metai ir jeigu jos turi dar kitų rizikos veiksnių, tarkim, rūkymas yra visiškai nepriklausomas rizikos veiksnys. Daug gimdymų, labai jaunos moterys, ne taip jau dažnai būna daug kartų gimdžiusios, imunosupresinės būklės, imunosupresantų naudojimas arba, tarkim, ilgalaikis geriamų sudėtinių kontraceptikų naudojimas jau infekuotai moteriai irgi labiau nei įprasta didina gimdos kaklelio, jinai gali to visiškai nežinoti. Tai žmogaus papilomos viruso infekcija nedraudžia naudoti sudėtinius kontraceptikus. Bet žinant, kad tu turi virusą ir gerai jautiesi ir vartosi kontraceptikus, tu galbūt dažniau negu patikros programoje tikrinsiesi, nes patikros programa yra sukurta visiškai sveikiem žmonėm. Žmonėm, kurie turi vienokių ir kitokių problemų, mes visi svajojam apie individualizuotą patikrą, apie individualizuotus patarimus, tai būtent į namus gydytojas neateis. Jeigu tu turi kažkokių specialių poreikių, jeigu tavo sveikata yra ne visiškai standartinė, jeigu tu turi rizikos veiksnių, visa tai yra normalu, tik reikia žinoti, ką ir kaip reikia daryti ir kaip dažnai reikia tikrintis. Tai jeigu 32 metų moteris dabar supranta, kad tikriausiai niekada jai nėra darytas patikrinimas, tai nieko čia dabar labai neišsigąsti, užsiregistruoti ir pasidaryti. Tikrai taip. Nevėlu. Yra galimybė, kad yra tokių moterų, kurios to nėra pasidarę. Taip, tik yra žinia ta, kad patikros programos tyrimai gali būti atliekami tik toje pirminėje sveikatos priežiūros įstaigoje, kur jūs esat prisirašiusi. Jeigu studijuoju kažkur, esu išvažiavęs, nežinau, dirbu užsienyje,
tikriausiai, kad teks sugrįžti, jeigu tikiuosi nemokamo. Dirbant ir gyvenant užsienyje, galbūt ten ir šeimos gydytoją gali turėti, bet Lietuvoje aš turiu omeny, kad jeigu jūs gyvenate Vilniuje, esate prisirašiusi savo šeimos klinikoje, o nuėjote pasikonsultuoti į santaros klinikas dėl kokių nors kitų priežasčių ir tarkim, sako, man niekad nedarytas tas tepinėlis, tai ten jau programinis tyrimas negali būti atliktas. Dažniausiai visose kitose įstaigose papildomi neprograminiai tyrimai, jie yra papildomai apmokami ir programinio tyrimo. Na, mes paprastai kainoraštį nežiūrim, bet manau, kad tikrai įkandami. Jeigu norisi, tai iš viso, profesorė, tai gal čia ir yra variantas pasitikrinti e-sveikatoje, kurioje tikrai bus parašyta, ar aš jau esu tokį praėjusi, ar ne? Deja, bet e-sveikatos vienas iš trūkumų, kad kol kas nėra posistemės, kurioje net aš jūs konsultuodama galėčiau patikrinti, ar jūs programoje dalyvavote ar ne. Atsiimu. Jeigu siunčiantis gydytojas nurodys, tai aš žinosiu, jeigu pats pacientas pasakys taip, bet tokios mygtuko paspaudimo, kad aš galėčiau patikrinti, ar jūs dalyvavote, deja kol kas ne, bet galbūt tai bus galima ateityje. Nauda, tai žinot, gebėjimas gydytojo parinkti individualizuotą rekomendaciją savęs stebėjimui ir savo sveikatos išlaikymui. Mūsų sveikata yra labai skirtinga. Vieni jaučiasi labai gerai ir neturi jokių rizikos veiksnių. Kiti turi rizikos tam tikrus veiksnius ir tu gali neišsityręs net nežinoti tų rizikos veiksnių arba žinoti juos ne visus. Tai kuo daugiau informacijos žino gydytojas, tuo jis gali individualiau patarti, ar jums užtenka tikrintis kas 3 metus, kas 5 metus, ar jums reikėtų kas met. Na, turbūt reikėtų tas aiškumas, kad negyventi nuo tyrimo iki tyrimo. Arba išspręsti žmogaus problemą, jeigu jis ją turi, arba tiesiog žinoti, kad aš visiškai ramus esu pusę metų ar metus ir turiu nepamiršti po metų pakartoti tyrimus. Kada be padarysiu tyrimą, aš teisingai suprantu, kada be padarysiu tyrimą, sugrįž man rezultatai arba paskelbti e-sistemoje, arba skambučiu gydytojo, čia kaip jau bebūtų ar ne. Ką toliau darau? Su gydytoju ir pasitariu, kada kitą kartą reikėtų tikrintis. Dar tikrai yra labai gaji prasta komunikacijos praktika, kada pasitikrinus pacientui greičiausiai jam yra pasakoma, kad jeigu bus kažkas blogo, mes jums paskambinsim. Tai nes daugybė pacienčių, kai tu paklausi, ar darė tyrimą dariau, ar buvo kažkokių pokyčių, sako, man niekas neskambino, tai greičiausiai nieko ir nebuvo. Tai iš psichologinio taško, aš manau, man asmeniškai, jeigu pasakytų, aš jums paskambinsiu, kai bus blogai, aš prašyčiau, galima paskambinkit, kai bus gerai. Nes visada visada maloniau yra išgirsti gerą žinią, kad jūsų tyrimas normalus. Bet turbūt žinia turėtų būti paskambinkit bet kokiu atveju. Ir mes visada sakom, kad tas uždaros kilpos principas, kai kažkas paklausė, kitas patvirtino, kad jis tikrai suprato ir po to atsakė, kad užsidarytų, neliktų neaiškumų. Tai čia irgi labai yra svarbu. Aš manau, kad pirmiausiai patarčiau psichologiškai nusiteisti bet kokiam atsakymui. Bet kokiam. Tik nereiškia, kad jeigu jūsų atsakymas nebus idealus, tai yra labai blogai. Tai yra tik tiek, kad reikia aptarti su savo gydytoju, o kokie sekantį žingsniai. Taip, kad citologinis tyrimas, ką jis be pasakytų, jis rodo tik įtarimus. Tik įtarimus. O įtarimai, jie gali būti patvirtinti arba paneigti. Ir dar vienas, profesorė, dar labai įdomu, susitvarkome šitą dalį. Jau esu gydytojų apsupty, jau atrodo viskas bus gerai. Jau įvyksta, kaip jūs sakot, ne operacija, o tas audinio paėmimas. Man pasakoma, kad jau viskas tarsi sutvarkyta, dar, man atrodo, ir dar čia reikia luktelti. Ir kas po to vyksta? Kaip mes gyvenam po to? Biopsija tik tai nustato ligą arba patvirtina, kad jūs esate sveikas. Jeigu sveikas, žmogus dažniausiai grįžta į patikros programą, bet vėlgi kartais, jeigu iki 34 metų patikros programa kviečia moterį tik tai kas 3 metai, moterim, kurios yra infekuotos didelės rizikos virusų, mes dažnai individualizuotai patariam tirtis dažniau. Ir tai jau yra už programos rėmų. Vadinasi, gali būti patarimų tirtis kas metus. Toks patarimas gali būti. Jeigu yra nustatoma liga,
jeigu nustatomas ikivėžinis pokytis. Vėlgi variantų yra daug. Priklausomai nuo moters amžiaus, nuo tų pakitimų, ne visada mes griebėmės gydyti. Daugybė kaklelio pokyčių. Jeigu išnyksta virusas, o virusas gali išnykti, nes dauguma žmonių galvoja, kad jeigu jau virusas pakliuvo, tai ant amžių amžinųjų. Tikrai ne. Net jauniems žmonėms iki 90% atvejų išnyksta virusas per 2 metus. Tai tikrai, jeigu tu laimėjai tą sėkmingą bilietą, nedidelio laipsnio pokyčiai be jokio gydymo gali iš tiesų išnykti savaime. Taigi sekantys žingsniai yra nutariami su tuo specialistu, su kuriuo nustatyta liga ir sudaromas visas tolimesnis planas stebėti arba gydytis. Ir mes visą šitą pokalbį dabar esam tokioj moters jaunystėj, pavadinkim. Tikrai, dabar mes kalbam apie, iki 45, taip vadinkim. Bet tai, ką jūs vos užsimenat, šitą rizika, jinai nedingsta iki pat mūsų gyvenimo pabaigos. Būtent. Iš tikrųjų, nes aš esu girdėjus istoriją, kaip sako, bobutį, sako, tai bet eikit pastik, ką jau aš ten vaikeleisiu, ką jau aš ten žinau, kas ten pas mane yra. Kaip, motyvuoti tas mūsų, jeigu mus žiūri jauni žmonės, močiutes, mamas, tai kaip motyvuoti juos toliau tęsti stebėjimą? Tos, kurios moterys šiandien yra, kaip jūs sako, 30-metės, 40-metės ir jos dalyvaus patikros programoje, joms tikrai virš 60 ar 65, jeigu jų kakleliai išliks sveiki, joms nereikės daugiau rūpintis kaklelio patikrą. Bet šiandieninėms mūsų mamoms ir močiutėms, kurios anksčiau nedalyvavo patikroj ir nebuvo tokių patikros metodų, tiesiog nebuvo. Reikia žinoti, kad ir ne vien gimdos kaklelio vėžys, bet koks ginekologinis vėžys, ir gimdos, ir kiaušidžių, jie visiškai nesusiję su lytiniu aktyvumu. Nes dažnai moterys, jeigu mano lytinis gyvenimas neaktyvus, mano reprodukcija pasibaigė ir aš iš vis lytinio gyvenimo negyvenu, vadinasi, ten jau problemų neturėtų būti. Anaiptol. Mūsų pacientės yra ir 80-metės, ir 90-metės, nugyvenusios 20-30 metų visiškai ramiai ir net neįsivaizduodamos, kad gali gimdos ar gimdos kaklelio ar makšties problemų būti. Tai vis tik tai ir vyresnės moterys, šiai dienai tos, kurios yra 60-metės, 70-metės, mes visada klausime, ar jūs dalyvavote patikros programoje. Jeigu moteriai buvo per gyvenimą bent 3 patikros tyrimai atlikti ir jie visi buvo idealūs, labai baimintis nereikėtų. Bet jeigu moteris nežino, ar dalyvavo ar ne, sako, žinot, aš ten dirbau valgykloj, mus ten profilaktiškai tikrindavom, tai mes jau tikrai žinom, kad tarybiniais laikais tikrinant ne kaklelio ikivėžinės būklės, o bakterioskopiją darydavo ir bakteriologinę būklę tikrindavo. Tai tas patikrinimas visiškai netitinka kaklelio patikros, tada visom vyresnėm moterim, kurios yra nesitikrinę, tikrai rekomenduojam bent kartą pasižiūrėti, ar nėra tyliai sėdinčių pokyčių, kurie ilgai gyvenant gali ir duoti apie save žinoti. Tai tas duoti apie save žinoti, tik patikslinam čia ir padedam. Šitas vėžys mirtinas? Toks klausimas filosofinis. O duonos valgymas mirtinas? Ne. Kodėl? Sergantis vienas kitą, jis numiršta, o duoną valgantys visi. Čia yra juokas iš tiesų, bet yra daugybė ligų, žmonės sergantys onkologinėmis ligomis gali numirti nuo insulto, infarkto ir senatvės. Jeigu tai būtų visiškai fatalinės, beviltiškos būklės, turbūt nebūtų žmonių, kurie spręstų tas problemas. Mes labai tikim gydymu, mes labai tikim, kad galim žmonėm padėti. Ir, žinot, visos ligos su jomis žmonės gyvena, tik klausimas kiek ir kaip. Kad visiškai liga išnyktų ir jos visiškai neliktų, būna net ir ne visai ankstyvose ir pažengusiose stadijose, tik procentas tokios sėkmės yra žymiai mažesnis. Bet mes nepaisant to vis tiek skatinam saugotis saugia lytinė elgsena, žinoti rizikos veiksnius. Skiepytis tada, kada skiepas efektyviausias, bet nepamiršti, kad galima skiepytis ir gyvenant lytinį gyvenimą, ir jau tada, kada turi problemų, ir net tada, kai mes pagydom ikivėžinės ligas, nes apsisaugai nuo naujų įvykių savo gyvenime. Ir jeigu tokį tu išsitraukiai žiauriai nesėkmingą bilietą, kad darai viską ir vis tiek susirgai,
bent jau tu esi psichologiškai ramus, kad tu negrauži savęs, kad tu kažko nepadarei, kad kažko nepadarei. Labai noriu, profesorė, kad galbūt ir savo tam tikrų, pasidalintumėt kokią nors istoriją, kurią turit visai gal kažkokią šviežią, todėl kad tų istorijų pasakojimas jisai toks yra, tai čia ne televizoriuose vyksta, čia iš tikrųjų mūsų gyvenimuose vyksta tokie dalykai. Na, žinot, mūsų darbas tai turbūt keletas istorijų kiekvieną dieną. Ir tų istorijų visokių yra. Ir labai sėkmingų, ir nesėkmingų. Ką pirmiausiai sakot, žinot, ar yra tas toksai, tai kur tu buvai? Kas tas jūsų, žinot, vidaus sakinys, kurį norisi tom moterim visada pasakyti? Ne, turbūt, žinot, priekaištas tai yra pats greičiausias kelias žmogų atstumti, nutolinti nuo pagalbos ir sukelti neigiamas emocijas. Aš manau, kad kaltinimas, jau ir taip žmonės save kaltina ir pernelyg daug kaltina, kada jiem nepasiseka. Tai tikrai, kas be nutiktų, tikrai nereikia žiūrėti atgal to, ko tu negali pakeisti, o visada eiti pirmin. Tai ir turbūt mes nesam, iš vis gyvenime priekaištavimas, aš nežinau, ar gali duoti kokį nors pozityvų, kokią nors naudą. Tai aš manau, kad visada reikia žiūrėti labai teigiamai ir į priekį, nesvarbu, su kokia situacija susidursi. Tai jūs sutinkat atvirom rankom ir sakot, kaip gera. Pozityvios emocijos ir bjaurias ligas padeda daug geriau gydyti negu negatyvios. Net jeigu visiškai blogai, tai pozityvus nusiteikimas, tikėjimas, galvojimas, kad viskas bus gerai, jau yra tam tikras sėkmės garantas žengiant sunkiu gydymo keliu. Ir čia dar pridėsiu, ir nereikia mesti nieko, nei sporto mesti, nei geros mitybos mesti, nei miego mesti, viską palikim, viską, nežinau, tikrai būna, taip. Kad tai jau jei susirgau, tai tikrai čipsų, visokių blogų dalykų, toks yra. Ne, pasakykit, ar prisimenat kažkokią istoriją, nes man tikrai tas toksai jūsų pasakymas, kad jaunėja šita liga, kažkokį tokį, gal yra pavyzdys, kuriuo galėtumėt pasidalinti. Be vardų, pavardžių, žinoma. Na, jaunėje, tai žinot, visada tu žmogaus gimimo, man visi jauni, kurie už mane jaunesni yra, tai mes visų gydytojų pasižiūriu, kokio amžiaus žmogus, bet čia juokas, aišku, bet mes matom jaunesnės nei 30 metų amžiaus moteris, kur net ir pasaulinė sveikatos organizacija patikros anksčiau nesiūlydavo pradėti anksčiau nei 30 metų. Bet tą, ką jūs minėjot, tarkim, moteris, ji gimdė vaikus, jinai vaikus augino, ji neturėjo tiesiog kada nueiti pas tą gydytoją. Tai tikrai jaunos moterys, kurios pas mus pakliūna jau susirgusios rimčiau, dažniausiai būna tos moterys, kurios gimdė ne vieną kartą, kurios rūpinosi vaikučiais, kurios tiesiog pačios į save nelabai smarkiai norėjo atsisukti. Tai čia jūsų jau buvo pasakyta žinia, kad vis tiek savo reikia laiko surasti, todėl kad mama tiem vaikam yra labai reikalinga ir reikalinga sveika mama, nepavargusi mama, geros nuotaikos, nes nuo mamos sveikatos priklauso ir vaikų sveikata. Jeigu mama nervuosis, jeigu mamai bus blogai, tikrai labai gerai nebus ir vaikam. Tai turbūt mūsų užduotis vis tik tai priminti moterim, kad reikia mylėti save ir nekaltinti, jeigu buvo kažkas ne taip. Gyvenimas tuo ir įdomus, kad jame bus ir baltų, ir juodų puslapių ir niekas neturi teisės priekaištauti, jeigu kažkas buvo padaryta ne visai taip ar ne taip. Visada galima pradėti daryti nuo nulio tą, ką galima buvo padaryti anksčiau. Tiek apie pasitikrinimą, tiek apie prevenciją. Ir nereikia bijoti. Ir dar nereikia bijoti turbūt save raminti įvairiais būdais, informacijos prasme, aš turiu omeny. Jeigu dabar šiems metams visi dar vis tuos tikslus turim tam tikrus, mes galėtumėm pasakyti, ką savo sveikatos gerumui galiu padaryti pati, be to, kad jūs minėjot kaip atskirą blogį, rūkymą, atsisakyti rūkymo, kas dar tie dalykai, kurie tikrai prisidės prie tos moters geresnės sveikatos? Na, žinot, kuo sveikesnis, ramesnis ir subalansuotesnis gyvenimas. Ir turbūt nereikia būti gydytoju šiandien, kad žinoti, kas tie yra didžiausi mūsų sveikatos žudikai. Kur tas žudikas lypi? Tas begalinis bėgimas, greitis, informacijos kiekis, miego stoka, hipodinamija. Ir, žinot, aš visada sakau, elementaru miegoti,
teisingai valgyti, atitinkamai judėti, bet labai reikia rūpintis mūsų centrinio kompiuterio darbu, nes šitas kompiuteris, jisai irgi nėra taip labai paprasta perkrauti, jisai irgi gali strigti ir vis tik didžiulis mūsų visų sistemų valdymas vyksta iš ten, tai savo psichinę sveikatą reikėtų rūpintis labai. Sako gydytoja, ginekologė, ar ne? O jums, gydytoja, aš labai dėkoju ir man atrodo priminkim. Pasitikrinkim. Šiais metais mes veikstam, kai tikrinamės. Taip, na turbūt profilaktinis apsilankimas gydymo įstaigoje, kuri jūsų negazdina ir pas gydytoją, kurio nebijote, tai būtų pati didžiausia investicija šalia sveiko gyvenimo būdo. O man tai jūs esate įrodymas, kad temos, kurias gali vadinti didžiausiam tabu, joks čia ne tabu. Va, atsisėdam, pakalbam ir gyvenam sveikai. Ačiū visiems, kurie buvote. Iki kitų kartų. Ačiū, profesorė, labai. Oi, kokia šilta ranka.